Labas rytas visiems. Labai karštas rytas. Prakaitai žliaugia jau nuo pat ryto. Dar gal, nežinau, gal 8:30. Pradėjom kasinėti. Turim šiandien 2 laukus pievas. Tokia žolė gal biškiai raukštoka, bet nieko netrukdo. Bet žiauri karšta, žiauri. Šiandien žada virš 30 saulutė. Ja, atėjom, ten mašinas pasistatėm. Nabėgam iš pradžių į kitą lauką. Galvojam, tenais bus gerybės, bet ten šiukšlių pilna. Vieną monetą radau tenais, bet užsiknisau šiukšlės, kas porą iškasiau ir prasidėjo signalai. Taip eini, taip signalai visur. Galvoju, velniop, grįžtu į kitą lauką pažiūrėti. Tam lauke pirmas signalas buvo va toksai va monetukas, ankstyvas Viktorijos fartingas, 1/4 penso. Na čia ankstyvi šitie, 1850 kažkelinti, gal 60, kažkas tokio. Tokie dar jos ankstyvi pinigėliai buvo didesni. Tai vat, ką, atėjau čia nais, radau karinę sagą. Dar viena moneta buvo 0,5 penso 70 metų, bet tokia, net nežinau, neapsimoka jums rodyti jos. Na, atėjau čia nais, va toks namas stovi kampe. Ir čia va kelias eina. Sakau, palei kelią reikia pavairinėti, nes turi būti kažko vis tiek palei kelią visą laiką būna. Daugiau judesio. Pastatų yra tenais, ten išvis yra toliau šitas dvaras. Na, žodžiu ką, atėjau, žemė akmenuota, tokie va akmenys va, bumt ir būna palei pat paviršių, kask nekasės, daryk ką nori. Na, žodžiu, ir va. Kągi aš čia ištraukiau. Ištraukiau aš kaltinuką. Čia šitie kaltinukai Commonwealth vadinasi. Po civilinio karo, kada Čarlzui pirmajam nukirto galvą, o tokius pinigėlius leido. Kada dar nebuvo Anglija karalystė tuo metu. Vienintelis laikotarpis, kada šalį valdė ne karalius. Tai va toks va pinigėlis, čia yra half grautas, tai 2 pensai, o skydai matosi ir dvejetas yra latiniškas viršuje. Tokia monetėlė, jos gana man retai papuola ir dažnai jos būna pervertos per vidurį su skylutė, nežinau dėl ko, žmonės gal jos ant siūlo kabino ir nešiojasi, kad nepamest, nežinau. Bet jų buvo labai daug. O gal tiesiog protesto kažkoks tai buvo ženklas, kad karaliui galvytę nukirto, nes buvo civilinis karas. Na, kaip bebūtų, tokia monetėlė. Visai geras rytas. Tokį daikčiuką radau. Laikrodžio prisukėjas. Kišeninio laikrodžio prisukėjas. Aišku, jis nulūžęs, turėjo būti didesnis. Nu, toksai va daikčiukas. Čia bus Viktorijos laikų kažkur tai. Gal net ir tarpukaris, gal net ir pokaris. Tokie va daiktai. Būna jų gražių, kolekcionuojami jie. O šitas pats paprasčiausias. Per karštą. Tiek va čia radau. Nieko gero. Reikia važiuoti namo. Šitas toksai įdomesnis daiktas. Bet tai ir viskas. Nu ką, bandysim kitą kartą. Labą dieną vėl visiems. Toksai va laukiukas. Gražus. Saulė. Šilta šiandien pas mus. Nežinau, žada apie 30 šilumos. Kasinėja, nežinau, gal nepilną valandą. Karšta jau dabar ryte. O pradėjom be 15:08 ryte. Nežinau, visą dieną aš turbūt neištemsiu. Čia toks vat laukelis ir jis taip eina ten ir paskui įsisuka ir dar kitoj pusėje tenais. Žemės yra.
Ten dar antrą pasaulinę karo laikų yra bunkeris šalia. Tai nežinau, kažkas čia buvo, kažkadaise gal koks aerodromas netoliese, gal kitam lauke. Na, žodžiu, nesvarbu. O toksai va, pas mane kraštovaizdis šiandieną. Vaikščiau, šiukšlės rinkau, daug šiukšlių, bet porą variokų radau. Na ir dabar va, toks signalas buvo gilus. Nu kaip gilus, kaip vasarai gana gilu, kada sausa viskas. Tada gerai, kad lengvai kasas šitas toksai molis. Nu, per lopetą nepilna. Bet va, gražuolis. 15.71. Tai bus Elžbieta I. Biškį su kastuvu šiek tiek uždaviau. Nesitikėjau tokią dalyką čia nais. Elžbieta I. Gal kažkiek matosi jos veiduko akytės. Bet nutrinta gerokai, bet jau buvo nutrinta tais laikais, kada pametė. Nu, gražus kaltinis. Šiemet gal nežinau, gal pirmas toksai didelis papuolė, visi tokie mažiukai papuola. Ir vienas didelis, aišku, auksinis buvo papuolęs. Ja, smagu. Visą laiką kaltinukus rasti yra man smagu. Žiauriai patinka. Nu, gerai. Jeigu vienas yra, reiškia, gal ir galėtų būti ir daugiau. Pavaikščiosim, paieškosim. Jungiuosi ir einu toliau ieškoti. Nu, kažkas tai apalaus papuolė. Dar nežinau kas. Senai slepiasi. Čia jisai buvo palipat išorė. Plonas, bet apskretęs. Kažkoks tai neaiškus tipas. Nežinau kas, bet plonas. Gal žetonas buvo. Nu ir va vėl buvo Signalauskas. Toks gana gilus. Va. Toks, va. Kaip matot, nėra per pilną pimpoitrį, bet kai dabar vasara, tai tikrai, kai sausa, gana gilus. Taip, ką mes čia turim? Aš mačiau, kad kažkas apvalavo, va, matot, apvaluoja kažkas. Žinau. Taip. Kasgi tu? Ne kaltinis. Ne kaltinis. Ankstyvas kažkoks tai. Tai irgi plonas. Bet gal greičiausiai susispaudęs čia bus. Susispaudžia tokio žemė, matot, grumstai tokie. Tiesiog kaip išdžiūna. Būna toksai, susipresuoja tos monetos. Na, kažkoks tai variokas ankstyvo Jurgio, gal Viljamas III. 17 kažkur tai amžius, sakyčiau. 17. Ja, kažkas panašaus. Nu, niekad nežinai. Vaikštai, o atrodo toksai užkampis. Čia nieko aplink nevyko, bet pasirodo vyko. Kažkas tai čia naislakstė aplinkui. Pametinėja daikčiukus apvalius. Varinis, aišku, galėtų būti daugiau sidabro. Bet to ir atvažiavom, kad ieškoti. Taip, pamačiau monetą duobėje ir iš karto įjungiu jums parodyti. Monetą matau iš karto, pagal briauną, bus 3 pensai apie antrą pasaulinį karą. 1,9, kiek ten, 4, 5, sakyčiau. Ko čia cypė? Cypė jisai čia nais. Nu, dar tais metais sidabrinės monetas leido. Tai dar yra šansas daugiau sidabriaukų pagauti. O čia į mus žiūri, turėtų žiūrėti Jurgis VI. Bet kažkodėl aš jo galvą matau tik tai kontūriukus. Nu gerai, nesvarbu. Va tokia moneta. 1,945 sakyčiau, bet gali būti ir 4,3, nežinau. 3 pensai. Ok. Dar noriu sidabro. Štai kas čia nais
mūsų laukia pakraštyje lauko šaudymo angos. Čia va įėjimas, bet apaugęs dilgėlėm, tai aš šiandien neprieisiu. Dar ten apsemtas vandeniukų. Bet va šaudymo anga čia, stovi nenaudojimas. Įdomu, ką jis čia gynė. Kas čia galėjo būti, gal kitam lauke kažkas buvo, gal koksai. Gal lėktuvėliai leidosi čia ar dar kažkas. Nu, pamirštas stovi vargšas. Nu, tokia va dienulė faina pas mus vis dar. Ir tikriausiai visą dieną ir švies saulė. Šilta, gera. Toks vėjukas lengvas pučia. Monetos lenda, bet monetos visos tokios. Nežinau, kiek tų variokų tokių negyvų pagavau. Kažkodėl sidabrą daugiau nebelenda. Vien tik tai tokie ankstyvi sidabriokai. Ir man atrodo pagavau 2 romėnus. Bet tokios nustypusios monetos. Mes su draugu žiūrėjom, mes galvojom, kad ten romėnai. Jo. Nežinau, aš kasinėjau 10 metų, aš galvoju, kad romėnai. Jisai kasinėjo gal 40 metų ir sako, kad romėnai. Tai. Nu, manau, kad bus ten tikrai romėnai. Tai vat, o čia tokios vat monetos. Nežinau, kažkodėl nieko senesnio daugiau nebepagaunu, išskyrus tos negyvėlius romėnus. Nu ir aišku, ta kaltinė. Toks malonus vėjukas pučia. Faina, bet išeini ant saulės gerokai prikaitinama kaulė, kad net kraujas pradėjo bėgti iš nosies. Galvoju, gal reikia man tepti slidės namo. Užtenka. Iš tikrųjų. Tiek va radau. Neblogai, negaliu skūstis. Martinis, aišku, geriausias radinys. 6 pensai. Kas čia dar 2 romėnai. 2 romėnai. Tokie vargšeliai visiškai negyvi. Tokios jau monetos sudaužytos. Nu, bet senos. 2000 metukų. Kas čia dar? Nu, 2000, sakau. Gali būti ir 1700. Taip. Čia matėt, 3 pensai. 45 metų. Kas čia dar? Turiu ankstyvų jurgių. Ten Jurgis 1, 2, gal Viljamas 3. Tokios vat pavargulios. Visi numirė tokie. Čia vėlesni pensai. Čia išvis matosi, nežinau. To patrinsim, pasižiūrėsim, bet nieko gero čia vis tiek nebus. Taip. Trinkis. Netrink monėtų gyvulys, sakys kas nors. O man dzin čia tie variokai. Man ant jų nusišvilpt. Nežinau, 0 matau. Ten gal bus Edvardas 7, manau. Jo, Edvardas 7, tai čia 1900 ten gali būti bet kurie metai iki 10. 0 yra, tai ten bus po 0 darais kažkas. Na, kas dar? Elžbietos 2, ankstyvas pensas. Jos galima atskirti pagal tam tikrą spalvą, jeigu pasižiūrėsit. O ankstyvesnės monetos tokios žalios būna, o čia tokios raudonesnės. Kitoks mišinys metalo. Čia dar radau kažkur tai 18 amžiaus, sakyčiau, buvo saktelės dalis. 5 pensai šiuolaikiniai. Pinigiena. Čia kažkoks tai žetonas, sakyčiau, buvęs. Ir viskas. Ten dar ankstyva kažkokia Jurgio moneta. Tiek šiandienai. Detektorius padžiautas. Viskas. Važiuosiu namo. Visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Ate.